Paulius. Taigi, pradedame, kaip ir žadėjau, pradedame 3 nemokamas pamokėlės, tiksliau pirmą iš tų 3 pamokėlių, labai paprastų, lengvų ir leidžiančių po truputį gerinti ir savo sveikatos ir apskritai savo gyvenimo kokybę. Tai mes kalbėsime apie 3 dalykus iš tikrųjų. Jeigu taip pasižiūrėti visumą, žmogaus, kaip sveiko žmogaus visumą, iš tikrųjų veikia keli faktoriai pagrindiniai ir galima klasifikuoti įvairiai. Čia kaip iš tikrųjų tais pačiais žodžiais, skirtingais žodžiais pasakyti tos pačius dalykus, bet yra tik 3 sudėtinės dalys. Iš tikrųjų, tai yra emocinė sveikata, tai yra fizinė sveikata ir tai yra energetinė sveikata, galima sakyti taip, tai yra maistas, kurį žmogus valgo. Tai šita pamokėlė yra apie emocinę sveikatą. Ir vienas labai paprastas dalykas, kurį gali daryti apskritai kiekvienas iš jūsų tikrai, kiekvieną dieną, nesvarbu ar jūs namuose, kur jūs ten bebūtume, tai yra paprasčiausiai kvėpavimo pratimai. Paprasta. Kiti tai vadina meditacija, gal kitiems tai skamba per daug sudėtingai bauginančiai, jums nereikia ten būti vienuoliu, ten eiti į kalnus kažkur. Ne. Paprasčiausiai atsisėdate namuose patogiai ant kėdės, ant lovos, rankas pasidėt ant kojų ir pradedat įkvėpėt, iškvėpėt, kvėpuojat ir pradedat stebėti tiesiog savo kvėpavimą. Jeigu lengviau, galima užsimerkti. Ir kelias minutės. Įkvėp, iškvėp, iškvėp. Viskas. Paprasta. Veikia tai, kas yra paprasta. Žiūrėkit mane, pabandykit. Tai šita streso valdymo technika, jinai veikia tiesiog nuostabiai. Jeigu jaučiatės pavargęs ar po darbo, ar susierzinęs dėl kažko, paprasčiausiai tiesiog paskirkite laiko arba ryte, arba vakare, arba ir ryte, ir vakare, arba bet kurio netgi dienos metu, kada jums patogu. Tiesiog pabandykite. Porą savaičių iš eilės, manau, tikrai pajausit skirtumą ir paskui tai taps tiesiog įpročiu. Tai ką, aptarėm pirmąją pamoką, tai yra elementarus savo kvėpavimo stebėjimas, kuris atpalaiduoja visą kūną ir nuslopina neigiamas emocijas ir sumažina streso hormonų lygį organizme. Tiek šiam kartui, būtinai nepraleiskite antros pamokėlės, kur mes pakalbėsime apie antrąją sudėtinę dalį, tai yra fizinė sveikata.